Atšaukti 6 žaidimai, atidėti 7, akcijų vertė krito 34%, pereita nuo legendinių franšizių prie žaidėjams skirto DI šlamšto. Čia Džošas iš The Infographic Show ir mes aiškiname, kaip Ubisoft save sunaikino. Kas išskiria Ubisoft, tai kad tai nebuvo nei šimtmečio senumo žaidimų kompanija kaip Nintendo, nei korporatyvinis projektas iš buvusio Apple vadovo kaip EA. Ubisoft buvo šeimos verslas, kurį 1980-ųjų pabaigoje įkūrė Gilmonai iš Saint-Mandé, Prancūzijos. 5 broliai – Kristianas, Klodas, Žeraras, Mišelis ir Ivas – norėjo atsisakyti šeimos žemės ūkio aptarnavimo verslo. Jie norėjo pereiti prie kompiuterinių technologijų, kurias 1986 metais tik pažangiausi žmonės suvokė esant daugiau nei laikiną madą. Broliai, gavę kapitalą iš motinos, pradėjo kurti žaidimus. Kurį laiką įmonė veikė prabangiame dvare Bretanėje. Tai buvo žingsnis siekiant pritraukti geriausius talentus ir niekas nesitikėjo, kas bus toliau. Po 9 metų prekės ženklo kūrimo ir talentų paieškų, jie sėkmingai pristatė be rankų herojų Raymaną 1995 metais. Jie sulaukė dar vienos sėkmės dėl licencijavimo sutarties su produktyviu populiarių trilerių autoriumi Tomu Clancy'u. Jiems leista pagal jo romanus kurti sėkmingus žaidimus – Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six. Ubisoft atliko svarbų vaidmenį formuojant pirmojo asmens šaudyklės, atviro pasaulio ir slapstymosi žaidimus – žanrus, kurie šiandien apibrėžia šiuolaikinius žaidimus. 2000 ir 2010 dešimtmečiais Ubisoft buvo nenugalima. Išleidusi populiarius ir sėkmingus žaidimus Prince of Persia, Assassin's Creed ir Far Cry franšizėse. Jie taip pat įsigijo mažas studijas, pavyzdžiui Ouland, sukūrusią populiarų žirgų auginimo žaidimą su daugiau nei 2 milijonais aktyvių mėnesio vartotojų. Raymanas, drąsus mažasis herojus, vis dar sulaukia naujų mylimų žaidimų. 2013 metais jie pristatė naujus žaidimų hitus, pavyzdžiui Watch Dogs. Tad kas galėjo nutikti blogai? Pasirodo, beveik viskas. Watch Dogs netapo kitų Far Cry ar Assassin's Creed. 2012 metų E3 pristatymo vaizdo įrašas Watch Dogs parodė, kaip žaidimą galinti viską pakeisti, pabrėždamas Ubisoft stiprybės. Tai buvo gyva aplinka, kurioje slapstymasis ir įsilaužimas suteikė žaidėjams visišką pasaulio kontrolę. Tai atrodė per gerai, kad būtų tiesa. Ir tai paaiškėjo, kai 2013 metais E3 parodoje pasirodė naujas demonstracinis įrašas. Dalyviai ir žurnalistai nesuprato, kodėl žaidimas atrodo taip prastai. Žaidėjai suprato, kad buvo suklaidinti ir pasekmės pasirodė iškart. Ar įmonė jau anksčiau perdėjo demonstracijoje produkto galimybės? Ne, bet žvelgiant atgal, tai atrodo kaip tamsus ženklas. Tai užsiminė apie lėtą Ubisoft pasitraukimą nuo vartotoją pirmiausia vertinančio kūrėjo. Tuo metu atrodė, kad neigiama reakcija išgąsdino Ubisoft ir privertė juos vėl imtis veiksmų, tiesa? Generalinis direktorius Ivas Guillemonas, vienas iš 5 brolių įkūrėjų, viešai atsiprašė. Jis teigia, kad tai iš esmės pakeis, kaip įmonė ateityje žiūrės į žaidimų reklamą, siekdama daugiau aiškumo ir sąžiningumo pristatyme. Tačiau žaidėjai greitai pamatė, kad atsiprašymai nesibaigė. Kita klaidų banga, pristatyta kaip naujas didelis dalykas, The Division nesugebėjo įgyvendinti pažadų. Tai priminė 2014 Destiny kloną su daugybė mikrotransakcijų. Nepaisant pažadų, Ubisoft viduje vyko pokyčiai, dėl kurių žaidėjams teko sumokėti. Mikrotransakcijų brukimą pasitiko didžiulis pasipriešinimas. Tačiau skirtingai nei per Watch Dogs E3 incidentą, Ubisoft net neapsimetė, kad jiems gaila ar kad jie to daugiau nedarys. Assassin's Creed Valhalla ir Odyssey abi turėjo tas pačias nekenčiamas pay-to-win funkcijas. Gerbėjai spėliojo, kad pagrindinis žaidimo procesas buvo tyčia padarytas erzinantis, kad nusivylimas būtų nukreiptas tiesiai į mikrotransakcijų sistemą. Visos Ubisoft elgesio ydos atrodo siejusi su 2 pagrindiniais veiksniais – nevaldomu godumu ir įpročiu nuvertinti savo auditoriją. Nutekėjimai atskleidė, kad Assassin's Creed Origins beveik turėjo tik moterišką pagrindinę veikėją. Kūrėjai norėjo kitaip, bet vadovai reikalavo vyriško herojaus, manydami, kad moteris pagrindinėme vaidmenyje nesulauks sėkmės. Tai buvo tik pradžia. 2015-aisiais Ubisoft patyrė lūžį. Kilo korporacinės kovos, buvo išbandoma šeimos kontrolė. Kaip niekada anksčiau, įmonė staiga atsidūrė kovodama korporaciniuose karuose, tuo pačiu bandydama išlaikyti žaidimų kūrimą. Tai, kas anksčiau darė Ubisoft išskirtinę. Tikra šeimos įmonė, kurią valdė 5 Guillemot broliai. O kai kurios dukterinės įmonės, tokios kaip Alliant, buvo perduotos kitai kartai. Dabar pavertė ją taikiniu. Negailestingame žiniasklaidos pasaulyje šeimos valdomos studijos dažnai atrodo kaip puikus intelektinės nuosavybės kąsneliai didesniems konglomeratams. Taip nutiko, kai didelė Prancūzijos žiniasklaidos bendrovė Vivendi bandė priešiškai perimti Ubisoft.
Guillermo šeima susidūrė su grėsme prarasti savo nuo nulio kurtą įmonę. Tai sukėlė 3 metų teisinę kovą, kol žaidimų industrija keitėsi aplink juos. Pagal Prancūzijos įstatymus, turint 30% įmonės akcijų, reikia siūlyti pirkti visą įmonę, todėl broliai Guillermo sunerimo. 2015 spalį Vivendi supirkinėjo Ubisoft akcijas ir jau valdė 10,4%. Tai yra daugiau nei 10% įmonės. Guillermo žinojo, kad ši įmonė rimta. Anksčiau jie jau buvo investavę 500 milijonų eurų į Guillermo įkurtos Gameloft akcijų supirkimą. Nors Ubisoft bandė perimti, Guillermai atsilaikė, bet kova tik prasidėjo. 2016 gruodį Vivendi valdė 25,15% Ubisoft akcijų ir trūko mažiau nei 5 procentinių punktų, kad perimtų Ubisoft kontrolę. Nors Yvas Guillemot akivaizdžiai prarado savo kaip žaidimų kūrėjo įgūdžius, jis vis dar buvo neabejotinai sumanus verslininkas. Jis pasitelkė visus įmanomus ryšius verslo bendruomenėje, kad šie supirktų Ubisoft akcijas anksčiau nei Vivendi, taip sumažindamas jų kontrolę ir užkirsdamas kelią perėmimui. Tačiau Ubisoft vis tiek nebuvo visiškai apsaugota nuo išorės įtakos. Tikrosios problemos tik prasidėjo. Nepaisant chaoso dėl perėmimo, Ubisoft ir jos dukterinės įmonės veikė toliau, iki 2018. Alliant vadovaujama Chriso Guillermo pradėjo kurti Tom Clancy Elite Squad mobilųjį žaidimą. Kovo 20-ąją, Vivendi pradėjus atsisakyti akcijų, Ubisoft pristatė naują pagrindinį investuotoją – Kinijos technologijų milžinę Tencent, dabar didžiausia pasaulyje vaizdo žaidimų bendrovė. Jie turi daug įtakos dėl Tencent ir kitų grupių, įsigijusių akcijų, kad užkirstų kelią Vivendi perėmimui. Ubisoft atsidūrė sudėtingoje padėtyje, reikėjo išlaikyti daugiau investuotojų, o su augančia kriptovaliutų tendencija jie pasirinko patį blogiausią būdą tai padaryti – blokų grandinės žaidimus. Po metų nusivylimo mikrotransakcijomis ir mokėjimo barjerai žaidimuose, jie vėl sugalvojo naujų būdų tai tęsti. Jie sukūrė Ubisoft Quartz – blokų grandinę paremtą žaidimų išvaizdos elementų rinką, kur vartotojai galėjo pirkti išvaizdas ir aprangas personažams. Kriptovaliuta žadėjo skaitmeninę nuosavybę, tačiau dėl rinkos nepastovumo ir žaidėjų lūkesčių tai netapo Ubisoft tikėtų išsigelbėjimu. Tačiau Ubisoft neketino leisti, kad toks menkniekis kaip visų jų klientų neapykanta sustabdytų juos nuo visiško įsitraukimo į šią madą. Jie sukūrė blokų grandinę paremtus žaidimus – Captain Laserhawk The Game ir Champions Tactics. Tada jie dar labiau, net trigubai stipriau įtikėjo, kad NFT žaidimo ateitis, nors visi aiškiai sakė, jų nenorintys. Kol Ubisoft vaikėsi tendencijų, jie taip pat kovojo su didžiulė viešųjų ryšių krize užkulisiuose, kuri žaidimų industrijoje jau tapo pernelyg įprasta. Jie susidūrė su daugybė seksualinio priekabiavimo ir netinkamo elgesio atvejų tarp darbuotojų. 2020 metai vasarą Me Too judėjimas iškėlė į viešumą ilgai slėptą, plėšrūnišką elgesį įvairių industrijų viršūnėse. Ubisoft buvo viena iš tokių kompanijų. Tai būtų viena, jei viską lėmė tik nežinojimas, bet tai nebuvo. Laikraštis Libération atskleidė metų metus trukusi netinkamą elgesį Ubisoft, kurį personalo skyrius slėpė, saugodamas įmonę. Ir viskas greitai ėmė slysti iš rankų. Alliant pristatė Tomo Clancy'o žaidimo Elite Squad mobilios versijos anonsą, kuriame teroristų grupuotė Umbra naudoja tokį pat logotipą kaip reali rasinio teisingumo organizacija. Aukšto rango darbuotojai buvo priversti atsistatydinti, o Ivo Gilmo prastas situacijos valdymas lėmė masinį darbuotojų pasitraukimą iš protesto. 2021 metais. Ubisoft paskelbė mažinsianti dėmesį AAA žaidimams, dėl ko sunerimo žaidėjai ir investuotojai. Tai rodė, kad įmonė atsisako tradicinio identiteto ir pereina prie mobiliųjų bei nuolatinių paslaugų modelių. Naujos mobiliosios programėlės, sutartis su Netflix ir mobiliųjų versijų kūrimas žaidimams kaip Assassin's Creed bei Rainbow Six tai dar labiau patvirtino. Blogiausia dar laukia ateityje. Ubisoft 2023 metais. Ubisoft nesėkmingos rizikos ir prastos investicijos lėmė prieštaringą kaštų mažinimo planą, sukėlusi pasipiktinimą įmonėje ir už jos ribų. Yvas Gilmo darbuotojams išsiuntė pranešimą, po kurio norisi atnaujinti LinkedIn profilį, sakydamas, kad nori, jog kiekvienas iš jūsų būtumėte atsargus ir strategiškai planuotumėte išlaidas bei iniciatyvomis, siekdami efektyvumo ir taupumo, nes tai prancūzų įmonė, o ne amerikiečių. Tai sukėlė darbuotojų streikus ir reikalavimus geresniems sąlygoms bei atlyginimui, kas prieštaravo kaštų mažinimui.
Tų metų lapkritį jie atleido 124 darbuotojus iš VFX ir IT komandų. Tai nebuvo paskutinis Ubisoft darbuotojų atleidimas. 2024-aisiais situacijai blogėjant, Ubisoft atsidūrė ant bedugnės krašto, o padėtis nesitaisė. Kompanijos vadovai sukėlė skandalą, pareiškė, kad žaidėjai turėtų priprasti neturėti žaidimų, kas nepatiko žaidėjams. Galbūt tas pareiškimas nesusijęs su didėjančiu dėmesiu live service modeliams. Gal jie turėjo omenyje, kad žaidėjai neturės žaidimų, jei jie nepasirodys, arba bus labai sugadinti ar pilni klaidų. Bet kuris iš šių variantų dabar būtų buvęs per daug savikritiškas Ubisoft? Po 11 metų kūrimo Ubisoft išleido Skull and Bones, piratų epą su $100 milijonų biudžetu, dalinai finansuojama Singapūro, reklamuota kaip pirmąjį industrijos keturgubos A žaidimą. Tai buvo atviro pasaulio live service žaidimas, daugelio laikytas perkeptų chaosų. Tai buvo pranašiška. Be nusivylimo dėl Skull and Bones, jie nesėkmingai pristatė ir Avatar Frontiers of Pandora, X-Defiant bei Star Wars Outlaws. Assassin's Creed Shadows išleidimas buvo atidėtas 4 mėnesiams. Dėl to sparčiai mažėjo vartotojų pasitikėjimas Ubisoft. 2024 mėdė. Matėme, kai buvo uždaryta keletas jų live service žaidimų, tokių kaip X-Defiant. Daugiau atleidimų, streikų ir 2 studijų. Ubisoft San Francisco bei Ubisoft Osaka uždarimas. Iki rugsėjo studijos katastrofiški finansiniai rezultatai privertė Tencent ir Guillemot svarstyti drastiškas priemonės, netgi stumiant šeimą parduoti Ubisoft privačiam kapitalui. Vartotojai, sekdami naujienas, jautėsi tarsi stebėtų artėjančią Ubisoft, kokią jie pažinojo, mirtį realiu laiku. Tačiau ji vis dar šlubavo, o didžiausi pažeminimai buvo dar priešakyje. 2025 metai juos dar labiau paveikė darbuotojų mažinimai. Jie pradėjo parduoti intelektinę nuosavybę, tokią kaip Grow Home ir Cold Fear, kitoms studijoms, o lapkritį uždarė dar vieną studiją – Ubisoft Leamington. Jie prarado daug pasitikėjimo, kai atidėjo pusmečio ataskaitą ir neleido žmonėms parduoti akcijų, esą norėdami apriboti spekulacijas ir rinkos svyravimus. Jie paskelbė ataskaitą ir pranešė, kad iki 2025 metų rugsėjo darbuotojų sumažėjo nuo beveik 20 300 2022 iki šiek tiek daugiau nei 17 000. O tada atėjo tikrosios. 2026 metai siaubynės. Game Hazards tai vadino 10 ir 6 milijardų eurų praradimu. Buvo milijardas. Prekyba prasidėjo 2026 sausio 22. Ubisoft akcijos nukrito 34,4%, todėl bendrovė prarado daugiau nei visa CD Projekt Red rinkos vertė. Grandinę įvykių pradėjo Ivo Guillemot ataskaita. Didelis organizacinis, operacinis ir portfelio pertvarkymas. Joje buvo išdėstyta griežta Ubisoft realybė. Pašalinti viską, kas greitai neuždirba ir bet kokia kaina išlaikyti įmonę. Tokia ataskaita rašoma tik ištikus bėdai. Dėl naujos krypties buvo atšaukti 6 žaidimai. Persijos princo, Laiko smėlio perdirbinys, 3 nauji IP, mobilusis žaidimas ir dar vienas projektas. Tai taip pat lėmė 7 kitų žaidimų vėlavimą, įskaitant Assassin's Creed Black Flag perdirbinį. Uždaryti Ubisoft Stockholm ir Ubisoft Halifax biurai, taip pat atleista darbuotojų Massive Entertainment, Ubisoft Abu Dhabi ir Red Links Helsinkyje. Tai buvo aišku ženklas, kad Ubisoft aukso amžius baigėsi. Ir tai nebūtų šiuolaikinė korporatyvinė katastrofa. Be dirbtinio intelekto kišimosi, Ubisoft investavo nemažai laiko ir pinigų į dirbtiniu intelektu valdomus NPC savo žaidimuose. Ir panašu ieško kitų būdų, kaip pritaikyti šią technologiją. Ivas Guillemot pats tai apibūdina kaip, cituoju, tokio paties masto revoliucija mūsų industrijai, kaip pereimas prie 3D. Ar Ubisoft šiuo metu visiškai žlugo? Dar ne, bet kompanija grimsta. Niekas negali sustabdyti. Pažiūrėkite apie nesunaikinamą telefoną, kuris sunaikino savo kompaniją. Arba žiūrėkite tai vietoj to.